Sveiki atvykę prie naujo video. Ir nežinau, čia prie 11 arba 10 dalies. Tai šiandien aš einu išsimiegoti. Ir dabar aš šiaip norėčiau, nežinau, ką padaryčiau. Aš gal šiandien norėčiau vis dar gautus deimantinius armorius iš va šito čiuvėlių. Nes kažkaip reikia man tobulėti. O po to užflintam. Oi, tu nahu. Ko aš peršikau, iš kur čia tų mobų? Oi, dar vienas atplaukas apkėlės. Kad dar čia vieną atsilį. Taigi žinai, kad oi, tu nahu. Dėl, tas merskreis, kur bėga. Tai aš pats užbaigsiu. Nežinau nieko. Aš nesuprantu tų kreiperių, kad šitą vietą aš būčiau užkasęs, nes tai viskas lygiai. Kol neturėjau šitus vietus. O, čia baisu. Bet čia kažkas esate? Čia rimtai žiedai. Na, aš jau nebežinau tada, ką čia daryti. Galiu pabaigti video. O gal aš šitų nekelsiu video. Aš nežinau. Tai turbūt, kad gal ir net nekelsiu. Gerai, bum. Aš grįžtu į šitą urvą, kur iš pat pradėjau žaist. Jei kas nežinot, tai pažiūrėkit 1, 2, 3 dalį, 4. Čia kažkai pataikysiu. Kažkai man čia patinka rizikuoti visai. Tokius vandenėlių šokt, pliupt ir ko puikiausiai. Gerai. Reikia ir airono čia nichuja nėra. Čia šitai spygliai čia būtini. Na, tai eisim paieškau dabar. Taip, čia nieko nėra. Čia reikia. Kodėl prieš tai šitam urve pilna buvo airono, net palikdavau kitam kartui pasilik. Kur aironas? Pasakykit, kur yra? Ne, geriau pasakykit. Kur ir kas padėjo visą akmenį? Ar rimtai čia ne... Matau. Sveikas, aironėlė. Gal tu nori pas mane prieglobsčio? Matau dar aironį. Bet... Nesakyk, kad man čia. Pažiūrėjom, ar čia krenta aironas. Ne. Kur? Ne! O, ne! Žmonės. Šitos serijos pasibaigė.